Šiandien noriu parodyti Jums paprastą pratimą, kuris padės subalansuoti kortizolį organizme. Ir kaip jau žinome, kad aukštas kortizolio kiekis mums moteriams virš 40 tikrai nėra naudingas ir gali įtakoti svorio prieaugimą. Tad koks pratimas gali sumažinti kortizolį organizme? Tad ką reikia daryti? Ėmam pirštą, dedam per vidurį tarp antakių arba kitaip vadinamoje trečioje akyje. Taip. Ir masažuojame vieną pusę 30 sekundžių, 30-60 sekundžių ir tuomet į kitą pusę 30-60 sekundžių pamasažuojam. Jei pradėsit džiovauti, tai yra labai geras ženklas. O jeigu norėtumėt daugiau tokių atsipalaidavimo pratimų, tokių paprastų atsipalaidavimo pratimų, parašykite komentaruose noriu ir aš su jumis būtinai pasidalinsiu. Beje, o jeigu tau yra aktuali menopauzės tema šiuo metu, kviečiu pasekti.